kaip ir kiekvieną kartą prieš svarbiausią sezono varžybas, vykstame į treniruočių stovyklą Sieroje Nevadoje. Tai bus mums paskutinė galimybė prieš olimpiadą sustiprinti ištvermę ir pasiruošti olimpiniam žaidynėm. Ten būsim apie 3 savaitės. Tai aukštikalnių treniruotės padės mums prisitaikyti prie mažesnio deguonies kiekio ir pagerinti fizinę bei psichologinę ištvermę. Reikalinga mūsų sėkmingam pasirodymui olimpinėse žaidynėse. Taip pat stovykla mums suteiks puikią galimybę sustiprinti mūsų komandinę dvasią, mūsų estafetės atmosferą ir stengsimės individualizuoti kiekvienam sportininkui pasiruošimo planą, kad gautume kuo geresnį rezultatą. Taigi esame oro uoste jau, pakeliui į Sierą Nevadą, kur praleisime 3 savaitės prieš olimpinės žaidynės. Tai tenai jau vykstam padaryti paskutinius dalykus, kuriuos realiai visada darome prieš svarbiausius startus. Tai laukia dar, sakykime, pakankamai nelengva stovykla. Padarysim paskutinius akcentus ir susimatysim Paryžiuje.